kriptovaliutų nepaveikė karas šitų visiškai, ta prasme, mes turim daug didesnę bėdą su šituo karu. Daug didesnė bėda dėl to, kad per Hormūzo sąsiaurį eina ne tik tai nafta, bet eina ir trąšos. Reiškia, gali nukentėti žemės ūkis, gali strigti transportas, reiškia maisto tiekimas, gali nukentėti žemės ūkis, gali nukentėti tiekimas ir per žemės ūkį, ir tiekimas per transportą dėl naftos, ir gali vandens pradėti trūkti. Įsivaizduojat, Saudo Arabija turi 2 savaitėm rezervus vandens. Tengi dykuma, ten nieko nėra. Tai užtenka kelis dronus paleisti, nebėra vandens rezervarų, kur vanduo išeina į Saudo Arabiją, jie pinigų turi, jie perka vandenį iš Europos ir gali pradėti stygius darytis. Ir vandens. Yra tokių spekulacijų, yra kas jau ruošia planus ir panašiai, gali būti, kad tiesiog bus stabdomas žmonių mobilumas, kaip per COVID turėjom, eksperimentai, čia porą mėnesių, bet 2 metus tęsiasi. Tai gali vėl ištikti lygiai toks pat įvykis pasaulyje, tik tai dabar vien dėl šito karo ir manau, kad šitas karas greit labai nepasibaigs.